Taip, labą dieną. Padarysim trumpą įrašėlį, paaiškinant tam tikrus dalykus, kad būtų aišku visiems tiem stovintiem kely, tikrintojam, gelbėtojam, visokiem kitokiem teisės žinovams. Kalba vyksta apie šitokį dokumentą. Kas tai per dokumentas? Ką jis čia galioja, kam jis čia negalioja ir visa kita. Apie viską į pradžią. Pradėsim, kalba bus apie kelių eismo konvenciją, kuri buvo Lietuvoje įsigalioja 1992 m. lapkričio 20 d. Konkrečiai kalbėsime apie 6 priedą, kuris vadinasi nacionalinis vairuotojo pažymėjimas. Pradžiai pabrėžiu dar kartą visiems, kad būtų aišku, aš nesu joks Respublikos jūsų kompanijos pilietis, balsuotojas, vartotojas, mokėtojas ten kažką ir taip toliau. Aš laisvas žmogus. Keliauju laisvai savo pasaulį, kur noriu, kaip noriu, kada noriu, ko noriu, nekeldamas pavojaus ir žalos kitiems. Ir naudojuosi aš šituo dokumentu, kuris yra dokumentas, to aš jums įrodysiu, kad būtų aišku ateityje ir visiems laikams. Kas tai per dokumentas ir kodėl aš galiu jo naudotis ir kodėl jisai svarbus. Ne jūsų nuolaidų kortelės policija, kuris įtraukėt, kur neaišku, kas išdavė, nei parašo, nei pareigūno parašo, nei išaiškinimo, nėra ten nieko. Maksimos kortelė mano kišenėje daugiau vertės turi nei ta jūsų policija. Tai va dabar trumpai nuo pradžio. Mano dokumentas buvo išduotas 97 metais. Tada, kai dar Lietuva, galim sakyti, buvo sąlyginai laisva, kabutėse, aišku, pereinamajam laikotarpiu. Kai dar nebuvo okupuota NATO nusikalstamos karinės grupuotės, kai dar nebuvo Lietuva de jure prijungta ir de facto prie naujos Briuselinės sojūzo. Tai vat, kadangi Lietuva 92 metais patvirtino kelių eismo konvenciją, ir tie dokumentai buvo unikalūs tom, kad jie buvo išduodami pagal šitą konvenciją. Buvo dviejų tipų. Su galiojama pabaiga ir be galiojama pabaigos, reiškia. Tai va dabar ką aš paaiškinsiu, kas tai, kaip tai užrašyta. Tai va pradedam nuo to, kad kas parodo, kad tai tas dokumentas. Taip, 6 priedas, nacionalinis vairuotojo pažymėjimas. Skaitau iš, reiškia, kelių eismo konvencija. 6 priedas. Pirmas punktas. Nacionalinis vairuotojo pažymėjimas yra dokumentas. Visiems tiems stabdytojam, lazdelių mojuotojam ir visokių teisės mokslininkams, kalbančiams apie įstatymus, kad tai ne dokumentas. Tai dokumentas. Čia nuolaidų kortelė, kuri galioja tik jūsų ten pastate įėjus, pamojavo ten jūsų KPP, kur sėdi ten būdinčioje daly. Gal pažiūrėjo, gal nepažiūrėjo, praėjot ir viskas. O čia mano laisvo žmogaus, laisvo judančio pasaulio dokumentas. Pagal konvenciją ir pagal žmogaus teisų tai deklaracija, žmogaus judėjimas yra laisvas ir nevaržomas. Taigi, antras punktas. Pažymėjimas spausdinamas ta kalba ar kalbomis, kurios nustato pažymėjimą išduodanti institucija. Pagal mumis reiškia, kadangi Lietuvoje buvo, Lietuva beje pabrėžiu. Lietuva, ne Lietuvos Respubliko kompanija kodu 111055555. O Lietuva, pereinamajam laikotarpiu dar, kai dar nebuvo okupuota bankinė ir pramoninė sindikata parazitų. Paprašiau tariant visiems sisteminiam, kai dar nebuvo prijungta prie tos nuostabiosios, suverenios, gražios ir spalvotos Briuselinės sojūzo. Tai va, pratęsiu. Taip, jį išduoti galioja institutui, tačiau dokumento antraštė permis de conduit, čia reiškia prancūziškai, rašoma prancūzų kalba ir gali būti išversta ar neišversta į kitas kalbas. Taip pat įrašomas valstybės, kurioje išduotas pažymėjęs pavadinimas ar jos skiriamas ženklas. Tai dar kartą kartuoju. Tačiau dokumento antraštė permis de conduit, žiūrim, yra? Yra belecha. Aš aišku, gal nelabai koks čia prancūzas, aš lietau rusų, anglų, bet žinau, kas tai yra. Ir gali būti išverstas arba neišverstas. Čia pas manęs yra išverstas vairuotojo pažymėjimas.
paaiškinsiu, kas tas yra vairuotojas, koks tai ką tai reiškia, bet dabar baigim tuo. Taigi, paskui mums tas neaktualu, čia yra 3 punktas, 4 vardas, pavardė, tralelė, trampam. Ir prieinam 7 punktas. Pažymėjimo galiojimo laikas. 7 punktas. Ir prie pažymėjimo 7 punktų yra nukreipimas 4 prim. Žiūrim, ką sako 4 prim. 4 prim sako, nurodyti nebūtina, jeigu pažymėjimas galioja neribotą laiką. Dar kartą. Pažymėjimas reiškia galioja neribotą laiką, jeigu nėra nurodoma galiojimo pasibaigimo data. Žiūrim. Kas nors mato čia galiojimo pasibaigimą, visi tiem tikrintojai savo tose sistemose. Jūs ir nematot jo galiojimo pabaigos, kad jis yra galiojantis man visą laiką. Todėl, kad aš dar kartą kartuoju jums. Aš nesu jūsų Respublikos kompanijos įmonės kodas 111055 pilietis. Aš laisvas žmogus, gyvas vyras, žmogus, tarptautinės teisės subjektas. Ir naudojusiu tarptautinės, ne jūsų tos kompanijėlės ant rašliavom, kurios keičiasi kasdieną tenai, kurios jūs patys net nesuprantat, tik sustabdžius protingais veideliais bandot kažką parodyti, kad jūs tiek išmanot apie teisę. Kai kurie gali išmanot, pasikalbėti mano, bet su kai kuriais neįmanoma kalbėtis, nes tas išminties kabutėse pursleliai tiesiog pradeda erzinti. Tai dar kartą parodau. Pas manęs galiojimo nėra. Reiškia, skaitau dar sykį, lėtai, visiems sunkiai gal apdorojantiems informaciją. 7 punktas. Pažymėjimo galiojimo laikas. Nukreipimas 4 prim su pastaba. Nurodyti nebūtina, kablelis, jeigu pažymėjimas galioja neribotą laiką. Tai reiškia, kol tas nuostabus jaunuolis vaikščios šitam jo kūrinyjui po šitą jo savo tėvo domeną. Jis gali naudotis bet kokią motorizuotą priemonę judėjimui, kuri pagerina judėjimo kokybę. Laisvai, nevaržomai. Ir jam nereikia nieko keistis. Jūsų plasmasės man nereikalingos yra, suprantat? Jos man nereikalingas. Aš turiu tarptautinę konvenciją atitinkantį dokumentą, kurį man išdavė, aiškiai matosi, pareigūno parašas. Netgi spaudas su kažkokiu gerbeliu, kad ir nemelynas, netitinkant, bet vis tiek spaudelis yra. Išaiškinimas, kas išdavė. Skirtingai kaip jūsų ten ta policija, kur nieko nėra, tai tiesiog policija ir viskas, ir kažkieno tai tenai nuotraukėlė. Aš turiu, kas man išdavė. Toliau, dar kartą paaiškinu kai kuriuos dalykus. Daugiau galite atsiversti konvenciją, pasiskaityti patys. Aišku, čia galioja tik tiem, kurie neturi sutarčių su šita kompanija, kaip aš sakiau. Sisteminiam tai nuostabioji, suverenioji Lietuvos Respublika. Laisva, nepriklausoma, spalvota, nuostabi, tralelė, trampampam. Taip, toliau. Aš nevairuoju. Vairavimas susijęs su komercija. Tai komercinis terminas. Žmogui nereikia jokio leidimo judėti. Tai man tik įrodymas, jums įrodymas, kad aš praėjau visus būtinus mokymus savo laiko, 97 metais. Ir nuo to laiko sėkmingai, naudodamas motorizuotą priemonę, judu šitam pasauliu. Nesu avarijos padaręs, nesu niekam žalos sukėlęs. Pačiu tariant, niekam blogo nepadariau ir niekas man neturi teisės kažkokią primetinėti, prikišinėti kažkokias tai tenai savo pretenzijas. Kad aš kažkaip netaip vairuoju, aš nevairuoju, aš esu keleivis. Vairuoti tai reiškia siekti komercinio tikslo, siekti pelno iš komercijos. Atvažiavo taksi vairuotojas. Aš šalia atsisėdot, jūs patapot keleiviu, todėl kad jūs negaunat jokios naudos iš to. Taksi vairuotojas gauna naudą. Ir jis atvažiuos ypatingą mašiną, kurioje parašyta yra viešojo oferta, numeriukas trumpas ant šono. Taksi užrašyta, tai reiškia, kad paslauga teikiama. Jūs galite sustabdyti netgi laukį, išėjot ranką pamoti, jeigu jisai laisvas, jisai sustos. Tas pats liečia autobuso vairuotojus, nes tai yra
autobusą vairuojantis asmuo, kuris užsima komerciją. Kaip ir fūros vairuotojas, jisai veža prekes, užsimantis komercinę, siekiantis komercinės naudos. Aš nesiekiu jokios komercinės naudos. Ir kai aš važiuoju, jeigu jūs matot, jeigu nematot mano mašinos, nei flakono, nei plakato, stabdykit, pavešiau už nedidelę kainą. Reiškia, pas manęs tik dokumentas patvirtinantis mano teisę, kaip žmogaus, gyvo vyro, tarptautinės teisės subjekto, laisvą judėjimą. Kad aš nekeliu niekam pavojaus, kad aš atsakingai vairuoju. Ir kad reiškia visą savo išmintingus teisės perliukus jūs pasilaikot savo. Turėkite savo, aš jūsų neprašau, nereikalau. Jeigu sutiks koks žmogus, ten nori pabendrausim, bet neilgai. A visi kitai, kurie apie ką aš šneku, čia paskutinis mano sustabdymas bus, kuris sugaišino nemažai laiko. Bet čia kas buvo, kas matė, o paskui bus atskiras įrašėlis padarytas. Dabar dar anksti biškį. Tai va, čia iš karto pasakau dar kartą. Man nieko keisti nereikia. Turėkite savo. Pas mane su tuo dokumentu yra pririšta sveikato patikra. Beje, parodysim sveikatos, taip pat užfiksuosim patikrą. Patikrinimas mano sveikatos, jau mano žmogaus patikrinimas, kad aš ne aklas, ne spitras. Ir žinau, kaip tenai, nežinau, reaguoti situaciją, kad ten visą psichinę aptikrinti ir taip toliau. Tai va, šiam kartui trumpai. Skaitykit, domėkitės. Nereikės pezėt niekų, kuriuos pamatysit kitam įraše. Ačiū uždėmesi.